Dabar noriu trumpai papasakoti apie padirbtą mamos parašą ir tiesiog padirbtą parašytą pavardę ir vardą. Nes mama tuo metu nesugebėjo pasirašyti nei pavardės, nei vardo, nei parašo. Tai dabar trumpai, kokias nusikalstamas veikas daro Arūnas, suklastojęs žemės nuomos sutartį ir pasirašęs panaudos sutartį. Arūnas surašė panaudos sutartį, o turėjo surašyti žemės nuomos sutartį, suklastojo sutartį. Antra, čia aš sakau pirmą, antrą, tai yra nusikalstamos veikos. Antra, panaudos sutartį įrašė 8,4 hektaro sklypą, o mama ir dabar sako, kad jinai žemę nuomoja, pakartosiu, žemę nuomoja 3 hektarus tik tai dirbamos žemės. Mama apgavo panaudos sutartį. Arūnas surašė, žinodamas, kad mama nesuvokia, nesupranta, kas yra per panaudos sutartis. Ir tai siekia praturtėti neteisėtų būdų iš 88 metų. Jei šiais metais rugsėjo 30 bus 92 metai. Toliau panaudos sutartis be pavardės, vardo, parašo. Tai gal čia biškį plačiau pasakysiu, nes kai matot, pas mane nėra nei mamos pavardės, nei vardo, nei parašo, o Arūnas turi tokią pačią sutartį, bet jis padirbo mamos parašą, vardą ir pavardę parašė. Dar kartą kartoju, padirbo parašą. Taigi prie nusikalstamų veikų, kurias jis daro, dar prisidėjo vieną nusikalstamą veiką, kad padirbo parašą. O Arūnai, aš tau galiu pasakyti, va, kaip matai, pas mane ant stalo yra 1, 2, 3, 4, 5 papkės. Aš įsiėmiau jas visas tas papkės. Ir šitose papkėse yra mamos yra apie 50 parašų. Ir pasirašius ir vardą, ir pavardę. Taigi, ekspertam šitų parašų, pavardžių ir vardų tikrai užteks. Ir tai aš nesuprantu, kodėl tu esi jaunas ūkininkas ir dar nori prie šitų visų nusikalstamų veikų prisidėti šitą. Suklastojo paraštą, padirbo parašą. Taigi ten aš kai pamačiau iš karto, ten 3 klasės vaiko parašas. Ar tu matei tikrą mamos parašą? Nors kažkur. Ar matei? Aš tau sakau, aš turiu jau 50, o gal dar daugiau, nes visi dokumentai
Visi yra pas mane ir ten tų parašų mamos yra labai daug. Taigi aš tave buvau įsikvietus, norėjau taikiai susitarti, bet pasirodo, tu nori dar, kad tau būtų pridėta dar vis daugiau nusikalstamų veikų. Tugi jaunas, dar labai jaunas ir toks žiaurus. Tu nori taip žiauriai elgtis su 92 metų žmogumi, kuris yra labai silpnas, labai sunki būklė, labai sergantis žmogus. Taigi tu matei, aš buvau atvažiavusi, tave įsikviečiau. Matei, neadekvatus žmogus, nesuvokiantis visiškai nieko. Ir tu dar taip nori žiauriai su ja elgtis. Taigi, Arūnai, dar kartą sakau, jeigu nori, paskambini, parašai žinutę man. Susitinkam ir susitariam gražiuoju. O jei ne, tu patikėk, tu jaunas ūkininkas, bet tu nuskambėsi ant visos Lietuvos. Apie tave rašys laikraščiai, apie tave rodys televizija. Nu, tu jeigu tokios reklamos nori, darykis. Dar nepabaigiau tas nusikalstamas veikas. Arūnas 4 metus nešienauja pievų, visas išmokas gauna už deklaruotus pasėlius, už daugiametės pievas. Arūnas 4 metus dirba nelegaliai žemę, nes yra sutartis panaudos negaliojanti, be parašo ir neįregistruota. Taigi mama per 4 metus patyrė didelę žalą. Į metus 1260, o per 4 metus 5040 eurų. Nu, manau, užteks. Kituose vaizdeliuose parodysiu daugiau.